čia neatrodo kaip Hošiminas. O tai jūs klausėt, kurgi tu gali būti? O aš esu Dalate. Iš Hošimino atvažiavau iki čia, užtruko 5 valandas, važiavau su miegojimo autobusu, parodys kaip atrodo. Šiaip visai neblogai buvo, kaip už 10 eurų, 5 valandų kelionę užskaitau. Prieš pradedant video turiu prisipažinti vieną dalyką, vieną gėdingą dalyką. Kas žino, kas nežino, man patinka tranzuoti. Aš pagalvojau, pabandom Vietname patranzuoti. Tai žinokit, nieko nepaėjo. Stovėjau aš blemant to greitkelio, ranką iškėlęs kaip durnelis, nieks nieko nepaėmė. Gerai, tai pirma vieta, kur mums reikia nuvažiuoti šiandieną. Būtų puiku, jei nuvažiuotume, nežinau, ar pavyks, bet vadinas Dalat. Gerai, pradžia. Varom. Bėgam. Ir blogiausia tas, kad pas juos nėra tranzavimo kultūros, pas juos nieks seniau netranzuodavo ir dabar nieks netranzuoja. Europai bent jau senais laikais žmonės tranzuoda, tai jau galim suprasti, kas vyksta, kai žmogus nykštį iškėlęs. Pas juos čia nėra tokio dalyko, tai nespėjau nufilmuoti, bet vienas vietnamietis įstojo su mocu, sako, neįmanoma čia yra, sako, nieko nepaisnau. Pabandysiu kokį pusvalandį valandą gal, maks. Jeigu nieko nesigaus, ką žinau, su autobusais keliausim pro Vietnamą. Tai nusprendžiau vietoj to. Varysim pro visą Vietnamą, bet varysim su autobusais. Tai nusimato linksma kelionė, turiu pilną parą Dalate, tai su pernakvojimu, čia man gausis 26 valandas kažkur čia. Va mano visi daiktai, kuprinė ir išsinuomavau čia mocą. Mocas kainavo 5 eurai. Nuo 6 ryto, nes dabar po 6:30, tai nuo 6 ryto iki 9 vakaro 5 eurai. Galbūt daug sumokėjau, bet patogu buvo 6 ryto pasimti mocą. Ir pirmą kartą vairuoju mocą, ant kurio galima viršyti greitį. Dabar jau yra 6:30, tai reikėtų jau pavalgyti pusrytukus, manau. Tai varom surasti, kur galim užkasti. Šiaip nepasakiau, kiek čia laipsnių. Hošimine aš pripratęs prie 3-4, 3-6 dieną, vakarais nukrenta iki 2-6, 2-4 gal kartais. O čia atvažiavau, išlipau iš autobuso 16, dabar 17, biški normaliau, bet vis tiek šalta kaip, nežinau. Nesu nieko pasiėmęs megztuko kelnių, nes pagalvojau, jeigu čia šitą rytą prakentėsiu, man visą likusią kelionę nebereikės šiltų rūbų. Tai gerai, atradau vietą pusryčiauti, atrodo kaip geras restoranas. Hello. It's open? Yeah. Okay. Ką žinau, tai kad jau restoraną iš karto valgyti pradėjo daryti, nepaklausė, ką nori. Tai ką gausim, tą gausim. Gerai, gavom paprasčiausią patiekalą, koks yra, pasakyčiau, Vietname, bet nepykstu. Boom. Bliūda, vėl labai didelį bliūdą. Pho. Tai va, čia toks pusryčių maistas pas juos yra tas pho, jie nevalgo ten ar blyno, ar saldamako, tokį įkerta pusryčiam. Tapsiu vietinis aš gal. Gerai, pilnas pilvas, pavalgęs skaniai europėm sumokėjau. Žiūrėkit, kokį Godzilla ten baisi, eina savo. Kad jūs žinotumėt, kiek man laimės duoda važiuoti su motociklu tokiais keliais, eina. Žiūrėkit, ateinate tualetą. Tualetas kaip tualetas, paprastas, nežinau. Ir tada ateini ranką nusiplauti ir bum, toks vaizdas. Wow. Žada net atema. Jum atema žada. Gerai, einam bilietus nusipirkti. Hello. You buy ticket already? Yeah. Yes, 300. 300? Yes? Okay. Can I pay card? No, that's some. Okay. Pay cash. Thank you. Okay. Nu ką, įėjom vidų. Vaizdas vėl
nesveikas kažkoks. Kaip gera būt gamtoj užteršto miesto kaip Hošiminas. Iš karto jaučias tas grynas oras, taip gera kvapuot. Wow. Patinka man čia, kaip gražu. Tai kad pasimečiau aš. Netyčia nepasiėmiau stovo kameros, palikau mopedį. Tai tai nematysit, kaip sėdžiu mašiną iš išorės, matysit tik iš vidaus. Gražus interjeras, viskas iš medžio. Automatas, žiūrėk, geras. Ačiū Dievui, nes mechanų jau nevairavęs aš jau 100 metų. Durnelės aš net nepastebėjau, kad yra pavarų dėžė ir ten sankabas nepastebėjau gali. Kur važiuojam, pasakykit, aš jums nuvešiu. You go, what's the win? Yeah. 2, 1. What? 1. 1. Okay. Yeah. No bad. Yeah. Ir priejau pirmą pasilinksminimą. Okay, like that. Yep. Lasa. Geras. Kai atrakcionų parke prikabino mane normaliai. Čia tie darbuotojai galvoja, kad čia durnelė 7 ryto. Pats vienas atvarė. O man gerai. Man linksma. Ką žinau, taip ir pasisupau. 20 sekundžių. Bet smagiai buvo. Pirmas tas inicialus nusileidimas, tai baisus buvo, bet smagiai. Einam kitus dalykus išbandyti. Gerai, priėjom prie antros linksmybės. Tai varysim su go-kartais nuo kalno. Ačiū Dievui, kad aš dabar atvariau, nes atvarė kažkoks turas. Aš prieš tai, kai ėjau link supynių, aš mačiau, kad čia nei vienas žmogus nebuvo, tai galvoju, pradžiai nueisiu prie supynių, pažiūrėsiu. Gal biškai paskui vėliau daugiau žmonių bus. Tai dabar va, su vietiniais lenktyniausim. Kaip čia gražiai padaryta terasa. Eina savo. Palei upelį, taip. Wow. Koks čia grožis, kokia pasakiška vieta, man čia taip patinka. Gerai, bet mes turim dar vieną nusileidimą nuo kitos trasos, kuri turėtų būti statesnė, ekstremalesnė. Tai dabar varysim be stabdžių ir tikiuosi bus kitų žmonių, kurie kartu su manim varys. Okay. 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 Gerai. Pirmas nusileidimas nenusifilmavo, tai reikia, kad antras užsiskaitytų. Dėjau neblogą avariją, į sieną dėjau, kai šalmas nulekė. Tai reikia irgi dabar avariją padaryti kokį. Va, dėl trūksta biškį draugų, ką čia vienas. Ne taip ekstrem. Oba. Gerai, poskį išėmiau. Oi, tu zeliau. Čia be stabdžių niek nebus. Gerai, niek visiems pasitaiko toks avarijas. Čia niek nepadarysi. Reikia subėgėti kitai avarijai. Bum! Vos išsukau, bet išsukau. Čia visas šitas aparačiukas šonų paeina, kaip poskį bandai. Geras. Bum. Gerai, biškį savo kūno svorio nenaudau. Dabar kūno svorio. Iškart. Iškart geriau. Pradžiai nebuvau kampą pagavęs. Trasa pasibaiginėja. Finišas. Все. Okay. Yeah, sorry. We're good? Yes, thank you. Nu ir все, grįžom į tą gražią kavinę. Ir man rodo, šitos vietos nuotykiai mano čia ir baigės. Varysim kažkur giliau į Dalatą. Varysim apžiūrėti miestą.
Tai jo, dabar biškai atsigaunu, nes tingiu vėl lipti tą didelį kalną. Ir tą varom. Oi, nasau. Kurgi mes čia atėjom? Reikia neįkristi vandenį tik tais. Būtų ne kažką. Nežinau, ar mataus, bet nufotkinkit mane. Tobulas būdas praleisti rytą, pasakysiu taip. Čia tas pats krioklys, va čia leidžias. Aš kažkaip ant jo atsidūriau. Tai šitos vietos, aš pasakysiu taip. Metas varyti, apžiūrėti kitų lankytinų objektų. Einam apžiūrėti šventyklas, pašėlusią architektūrą ir hostelį, kurį pasiėmiau už 2 eurus nakčiai. Bus įdomu, ką mes ten gausim, ar tam starakonais gyvensim, ar be. Jo, iš tos gražios vietos sakau jum, kad susitinkam už sekundės. Negaliu patikėti, kad kažkas drebėjo prieš 2 valandas ir sakė savo, ant kiek šalta yra, negali patikėti. Turėjau atgal užlipti tą kalną. Šiaip važiuoju autobusai ten, bet kadangi aš vienas, sako, nevešim tas vieną. Sako, kai susirink žmonių, o susirinkus grupę ten gal 50 korėjiečių kažkokių, nežinau, ir jie visi varė arbatėlės pagerti ten kokteilių. Tai teko lipti antrą kartą į kalną. O dabar mes važiuojam kiek minučių, varom aplankyti budistų šventyklą. Deduosiu jumis ant kaklo ir spaudžiam gazą. Dabar vėl kartojam kartingus, tai kad ant tikro kelio. Davai, be stabdžių varom tik gazas. Hello, thank you. Nu ką, važiavom ir privažiavom. Pažiūrėkit. Čia yra Lin Phuoc pagoda šventykla. Ir čia dar va kažkoks šventyklos dalykėlis. Toj pravažiuos autobusais, pamatysit ir čia. O. Spūdingai atrodo. Reikia nueiti vidų pažiūrėti. Čia visas šitas yra pastatytas dalykas iš porceliano, visokio ten stiklo, šukių ir panašiai. Tai, žinok, daug darbo įdėjo. Va čia va, šitas drakonas. Tradiciniu būdu pastatytas iš stiklo, iš butelių. Tradicinis būdas, kai vietnamiečiai perdirbinėja stiklą į visokius tokius dalykus. Tai kietai atrodo. Einam vidų pažiūrėti. Man nepatinka sakyti tą patį per tą patį, bet šitą vietą irgi tokia kosvilė. Tokia, kaip jie tokį dalyką čia gražiai pastatė ir čia gražiai, ir ten dar nepriėjom.
O čia va žmonės rikiuojas eiliai ir gauna pamušti varpą. Čia šiaip vienas iš didžiausių varpų Vietname, tarp kitko. Va žmonės ten pasiema kažkokį lapelį, užsideda kažkokių klijų ant lapelio, tos lapelius čia priklijuoja. Matyt, kažkas čia šventa. Parašo palinkėjimus dar ant jų. Geras, kiek daug stiklo padaryta. Wow. Fotkinkit. Čia pilna kinetukų visokių, kažkoks vienas kinietis filmavo, čia viskas sustojo, mane pradėjo filmuoti. Nusiživengiau, blemba, juokingai. Aš irgi čia kaip turistinė atrakcija. Kaip pas musulmonus reikia nusiimti į batus įėjus į šventyklą. Jeigu galėčiau pasirinkti kokią nors naują religiją, į kurią tikėt, tai būčiau budistas. Blemba, pas jas labai gražiai viskas. Pas krikščionis irgi aišku gražu, bet nėra tiek spalvų, tiek detalių. Jūs jį pažįstat kažkas? Jis čia pasimetęs pats vienas sėdi. Man biškai įdomu buvo pasidaręs jų tikėjimas, tai biškai pasigūglinau, ką reiškia. Ir vienas įdomus dalykas, ką sužinojau. Matot, kiek visokių tokių mažų dalelyčių, tokių detalių visokių. Tikriausiai matėte iš praeitų klipų. Bet pasirodo, tai yra simbolis šioks toks. Tai simbolizuoja tokius mažus gyvenimo tarpus, momentus. Tai tiesiog todėl tiek daug detalių, nes gyvenime daug skirtingų momentų. Ir tai vadinasi karma. Gerai, šitoj šventyklai negalim fotkinti viduj, kai esi. Tai parodo jums iš išorės. Aš pasidedu kamerą ir einu į vidų. Dabar aš šios vietos valdovas. Galiu pasakyti, kad man čia žiauriai patinka. Spūdinga. Aš nesuprantu, kas mane gerai yra, bet įdomiausiais momentais aš kažkaip kameros nepasiemu. Sustojau į tokią kavinukę, norėjau pasiimti pieno kokteilį ir atsisėdu, ten geriu ir ten sėdėjo viena mama su vaiku ir ten dvi pardavėjas buvo. Žiūriu, prikolino jos kažką jau ten žengia. Ir paskui man viena pardavėja sako, ta tipo mama sako, kad labai gražus esi. Sakau, ačiū, ten pažvengiam ir tada po 5 minučių sako, jei klausia, tu nenorėtum susituokti su vietnamietė moterim? Tai moteriai gal 50 buvo ir jis dukra ten sėdėjo. Nu, aš bent taip spėjau. Sakiau, nu gal. Bet gerai, atvarėm į naują vietą užtat. Atvarėm į Crazy House, pašėlusi namą kažkokį. Tai einam į vidų ir pažiūrėsime. Ir truputį apie jį papasakosiu dar, kai būsim viduj. Pradedam savo turą į pašėlusi namą. Lipu laiptais ir kur aš čia ateinu į nieką. Įdomiai. Gerai, tai šitas namas yra tokios moters, vietnamietės, kur jį pastatė prieš keliasdešimt metų, manos. Ir visa šito namo esmė yra, kad jį norėjo padaryti tokį pašėlusi
kad tipo tie laiptai, čia tie laiptai, jie veda belekurį, kad pasimestum specialiai. Ir visa tema šito yra gamta. Nu čia matot, kaip akmenys atrodo. Ten kitose vietose yra visokių ten grybų padaryta ar kažko tokio. Ir tai jo, ta architektė norėjo sugrąžinti žmonės į gamtą, pastatydama tokį pašėlusį namą. Ir čia to pačiu ne šiaip turistinė vieta, bet čia ir hotelis. Čia galima apsistoti. Man rodos, kainuoja ten 20 eurų nakčiai ar kažkas tokio. Jis nėra labai daug. Ir dar vienas įdomus dalykas, ta architektai vis dar gyvena čia. Sakė, jis suėjo 8-4 neseniai. Tai va, su gimtadieniu. Bum. Sakė, kiekvienas kambarys reprezentuoja kažkokią šalį. Tai čia yra Meškinas, aš neatsimenu, kokią šalį sakė, kad reprezentuoja, bet spėčiau, kokią Rumuniją. Laiptelį, neaišku, kur čia veda. Kad pasimesiu čia, tai garantuotai. Dar vienas įdomus faktas apie šitą architektę. Jinai studijavo Maskvoje, kas visai keista, pasakyčiau, iš Vietnamo į Maskvą. Senais laikais išvarė, tolimą kelionę. Ir šiaip dabar čia belekiek rusų. Ir paskutinis, man rodos, dalykas, kurį atsimenu, tai kad vietiniai jie nesveiką laikė biškį. Kai šitą statė, gal ką čia darai, tai ką čia nesąmonė kažką pastatei. Bet dabar čia pilna turistų, tai išlošia. Biškį baisu, kas jį pasakysiu. Ir kol esu vienoje iš aukščiausių vietų šitam pastate, noriu jums priminti, prašau pasubscribinkit, tiek nedaug trūksta, iki 1000 aš jau užuodžiu, kiek tai 30, ten mažiau nei 30. 65% žmonių, kurie žiūri mano video, nėra pasubscribinę. Davai bent iki 50 damušam, kad pem būtų. Labai prašau jūs. Tai jo, tęsiam turą. Jei mane čia būtų kažkas atsivedę, kai aš vaikas buvau, aš čia iš proto eičiau. Čia gryna, kai teletabėse jaučiuosi. O seniau man patiko teletabiai. Na gerai, supratom apie ką čia visa šita vieta. Varom iki hostelio dabar ir užbaigiam šitą. Kad ir kaip norėčiau dabar varyti hostelį, truputį pasėdėt, pailsėt. Problema tokia, kad dabar po 12:20. Man dar 1,5 valandos iki čekino. Tai jo, dėla tokia, kad aš varau, nežinau, po miestą pasivažinėt, kažkur gal pavalgyt, sustosim pietukų ir tada varysim į hostelį, padidinsim video ir varysim vakarą į night marketą gal kažką biškį prikolint. Bet šiaip džiaugiuosi labai, kad pasiėmiau tik vieną dieną čia pabūt, kad ryte jau išvarau, nes tikrai užteko, jau viską praktiškai pamačiau. Yra dar keli dalykai, bet ten tokie, netokie įdomus. Trumpą sustojimą pasidarysiu. Pasižiūrėsiu, kur geriausias restoranas ir truputį pamedituosiu, pažiūrėsiu, kaip žvejams sekas. Mačiau čia šiaip aplink šitą prūdą visai daug žmonių žvejuje, bet nemačiau, kad kažkas kažką pagaut. Žiežė pakabino kažką. Ryklis, žiūrėk. Eik, už kurių ten užkabino, už peleko. O, papa. Žiūrėk, vėl traukia, ką tik tą praeitą ištraukė, antrą metimą padarė ir vėl pareina. Ai, ne, nukabino zilką. Jie kabina tą žuvis ne už burnos, ant šono kažkaip. Nesprant.
Hello. I would like Comfan. Comfan. Come on. Yes. What is it? What is it? Oh, one person. Yeah. Yes. What is it? Huh? What is Comfan? What's this come? Uh, It's right With the what meat? with the meat. Yes. Pig? Beef. Beef? No. Pork. Pork? Pork. Okay. Okay. Yeah. Yeah. One. Yeah. Oh. Come on. Cảm ơn. Bum, bum, bum. Kiauliena su ryžiais ir kiaušinių. Super. Tai ką kainos nežinau. Viskam savas laikas. Sužinosiu anksčiau ir vėliau. Gerai. Pietus pavalgyti. Sumokėjau €8, €7. Lėkiu iki hostelio. Biškį ankstyvai dar. Gal leis. 1:30. Nu, būsiu apie 1:30, tai gal leis. Įsilijo. Eik, tu tries, kaip šalta. Bet man tik 2 minutės liko važiuoti. Šaize, eik, tu tries, šalta. Kokia nesąmonė, jo, papari. Tikiuosi neperšalsiu, nes blemba. Šiandien man tai karšta, tai šalta, tai karšta, tai šalta. Nesuprasi. Xin Hostel? Bố. Ai hỏi gì rồi? Xin Hostel? Is this a hostel or no? Yeah. This one. Okay, come. Là family hết rồi. Yeah, come on. Atėjau iš šeimynos kažkokios namus. Sakau, čia hostelis. Ne hostelis. Na gerai, kol nėra kitų žmonių, parodys, kaip atrodo hostelis. Čia išėjus, baseiniukas. Apačioj buvo dar pūla, kur žaisti. O pats kambarys atrodo va taip. Čia mano lova. Ir užuolaidėlės. Kažkas tokia. Ir tualetukas. Ir dušas. Nu super, ką? Nakčiai 2 eurai. Vos nelygiai 2 eurai. Negaliu pykti. Yra dar parkingas požeminis. Viskas tvarkoj. Gerai, dedu aparatūrą kraut ir susitiksim vakare. Nu ką, dabar jau 5:30, pasikroviau visas aparatūrą, čiut padėtinu vidaską, bet nedaug. Norėjau parodyti geriau, kaip atrodo mūsų hostelis už 2 eurus. Čia va, džimas, yra štanga normali. Yra dar vienas suolas, normalus hanteliai. Galim čia pristraukimus daryti ir yra dar viena štanga. Nu, tom ir baigia salę, bet, kaip sakant, užtenka tipo normaliai trenkiai. Tai dar toks vaizdelis. Gerai, užteks būt man hostelį, šauku ant mopedo ir varau į miestą. Blemba hebra, žinok, ne čia kažkur važiavau. Kas čia dabar? Turgus pačiam įkarštės. Bet supratau, kad pasiimsiu megztuką, nieko nebus. Man per šalta, aš nesvanu, ar aš sirgt pradedu, ar... Reikia atrast, kur pasidėti mocą ir tą varam šopytis. Pasiimsim megztuką, pasiimsim vakarienę. Bus pasakiškas vakaras. How much is parking? Okay. No, thank you. Come on. Gerai, vse, pradedam turgų. Einu ten, kur pamatysiu, kad kainos parašytos, nes žiauriai tingiu darėtis. Pasiimsim kokį megztuką, ar bliuzoną, ar kažką, ten džempaką.
Nėra išmeras mano blemba. Blemba, man čia visi rūbai maži šiek tiek. Aš noriu kažką iš tetos nusipirkti, nuoširdžiai noriu, bet niekas netinka man. Pirmą rūbų parduotuvę nenusisekus, jau net nebešalta pasidarė, jau tiek ilgai prasimatau tos visus rūbus, kad spėjau sušilt. Bet šiaip čia tų rūbų vietų labai daug. Tęsiam paieškas, vis tiek reikia nusipirkti. Nepatikėsit, hebra. Atradau megztuką, kuris tinka. Ir tik už 8 000, tai čia 2 eurai su kapeikom. Pasaka. Còn mấy cây hồi mấy năm trước có bán giờ. Su nauju megztuku dabar aš čia pats kiečiausias miestas. Dar nieks nebaisu, galvojau varysiu namo 7 gal iš vis nesąmoningų laikų. Bet ne, pasiliksiu mieste, varysim. Dar reikia benzą išvažinėti, nes man davė tušę, tai reikia ir palikti tušę. Mums Europai reikia tokios gatvės maisto kultūros. Aš atsimenu, šnekėjau su vietnamiečiu apie maisto kainą, sakau, blemba, pas jumis žiauriai pigų, žiauriai pigų valgyti. Sako, o tai pas jumis, kiek kainuoja tose street foodose? Sakau, pas mus nėra street foodo. Sakau, niekad nebūna, tik per šventės. Ten porą kartų metus. Jis sakau, tai jo, reikia mums daugiau street foodo, kaip per jūros šventę būna, tai kad kažką daugiau darytų, ne vien šašlyką ir keptą duoną. Ką man? Pagrobė mane į kažkokį restoraną, pasiėmiau vištienos sriubos. Per sekundę padarė, net nespėjau sumirksėti. Tai va atrodo, kas čia yra, net nežinau. Kiaušinis kažkoks, višta. Ir čia ir kažkas, aš nežinau, kas čia yra. Bet šitas kainavo 1,70 €. Tai ragaujam. Skanaus. Kaip čia tėvai? Aš pamiršau lietuviškai. Kaip vadinas? Kaip grikiai, kruopas kažkokios. Tokios pat kaip Lietuvoje, kaip darželė atrodo, sriubą valgyčiau. Duodu stiprų 7,2. Visai skaniem. Turgus aktyvėja truputį, žmonių padaugėja. O aš čia, manau, baigsiu vlogą. Einu aš, važiuoju namo, pasidėsiu kameros visus dalykus. Varau išvažinėti po miestą, dar paskutinius benzo likučius, nes visai linksma. Ir eisiu miegoti ankstyvai, nes vis tiek šiandien nuo 5:30 ryto jau važinėju. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, užmeskit subscribe ir susimatom kitam mieste. Nesakysiu kokiam. Viso.